daro šilkinės juose rankas, jos lyg klajūnės naktį atves. Aš neįsivaizduoju Vilniaus be Vingio parko. Tai pastatas Vilniaus centre tai labai patogu. Galiu ir tiesiog su draugais pabendrauti, paplepėti, padirbti, pavalgyti, pabūt, kada noriu ir iš ten bet kur galiu patekti, tai man tai mūsų pastatas aisiemas. Būtent tos tokios siauros Vilniaus gatvelės labai išskiria šitą miestą iš kitų. Centre yra tos tokios gatvelės, kur daug kas verda vis dėlto gyvenimas visus. Be Vilniaus gatvės. Aš neįsivaizduoju Vilniaus be katedros. Aš be Kudirkos aikštės. O man iš karto pirma mintis apie be Vilniaus yra mano darbas, kuris yra šalia, realiai centre. Ir jeigu ne darbas, aš nebūčiau centre, nevaikščiočiau čia ir vieta be Vilniaus, tai darbas. Sapiegų parkas. Daug laiko praleidžiam su šeima, su vaikais, šuniukas karts nuo karto nueina pasivaikščioti, tai Sapiegų parkas. Levais, bet tu kokio tu dydžio esi? Lietuviškai virtuvės. Klasika, lietuviški patiekalai, Etnodvaras, visi laukiami, prašom užsukti. Užupis. Are you sure? Gedimino pilis. Tau paslapčiai žodžišta, bet tik žodis netoks, kai žemė tamsu, išvelnus begūdus, gaudė neramu atnaktis. Jei dar nesibaigė lietus ir jei dar oras netoks gražus, brolau laikykis, nenusimink, nosies dar nenukabink. Nes jeigu tu perplaukti jūrą dėl savo svajonės gali, tai žibantis saulės miestas tau švies visą naktį iš toli. Ir jeigu tu skrisi į dangų ištiesęs rankas lyg sparnus, pasieksi planetą Solarį ir rasi ten savo draugų. 1, 2, 3. Aš atvažiavau iš kaimo ir man Vilnius vau. Namai. Namai. Belia kiek žmonių. Namai. Jaunystė turbūt. Jaunystė. Studijos. I think it's fantastic because here there's a lot of things to do and it's really spontaneous. Like, for example, this beautiful Sakura garden, it's really, really amazing. Visada judantis. Sportas. Kultūra. I think calm. It's really calm, nature's, and there's a lot of like mixture of nature and city at the same time. It's really calm. Yeah. Su sostinė, mūsų gimtinė ir mums čia patinka gyventi. Aktyvus laisvalaikis. Namai. Šeima. Aha. Tai prasideda istorija. Daiktus matai savo šviesoj, o jeigu viskas yra ne tai ir tu pasaulį regi atvirkščiai, galbūt ne garsas skamba tyloj, o tyla garse. Šviesa žiba tamso, o tamsa jose, kiek dar nedaug suprantame mes.
Tai, kad žalias miestas. Keistai nuskambės, bet įdomių žmonių kiekį ir kad čia labai laisvai galima būti savim. Aš dėkingas Vilniaus miestui už takus dviračių. Ačiū Vilniui. Ačiū Jums. Ačiū, gražios dienos. Kad Vilnius patrauklus. Aš esu dėkinga Vilniui už dviračių takus, nes labai jais naudojasi ir esu labai laiminga, kad paupiu galiu kiekvieną rytą važiuoti į darbą. Aš dėkingas Vilniui už tai, kokius žmonės subūrė šitas miestas, nes kitose miestuose kažkaip kartais jauties labai taip nejaukiai gal. O čia toksai mielas ir malonus miestas būti, bendrauti ir, žinau, patirti. Labai daug ekskursijų yra. Už gražią gamtą, infrastruktūrą ir gerą nuotaiką. Gatvės visos yra senamiesčio gražios. Už ką aš dėkinga Vilniui? Todėl, kad jisai labai jaunas, labai progresyvus, absoliučiai tvarkingas ir šiaip nuostabus miestas. Tiesiog yra mano gimtas miestas. Už tai jis man geriausias. Bernardinų sodas yra. Vienu žodžiu, upelis yra. Viskas šalia. Džiaukis gyvenimu. Va.